Labadiena, aš esu Lietuvos Respublikinės geografijos olimpiados laureatas. Šiame vaizdo įraše norėčiau padiskutuoti apie Antarktiką. Kas yra Antarktika? Antarktika yra žemynas pietų pusrutulyje. Reikia skirti Antarktiką nuo Arkties, nes Arktis tai yra Arkties vandenyno teritorija, kuri yra šiaurės pusrutulio. Antarktida susidarė, kai Gondvanos žemynas suskilo į tris dalis - į Pietų Ameriką, Australiją ir Antarktidą. Ir Antarktida susidarė apie prieš 200 milijonų metų. Antarktida yra šalčiausias žemynas, ten yra žemiausios temperatūros. Pavyzdžiui, vidiniuose rajonuose žiemą yra apie 70 laipsnių šalčio, vasarą tik tai minus 30 laipsnių šalčio, ta prasme, temperatūra neišyla labiau nei 30 laipsnių. O pakraščiuose temperatūra gali išilti iki 20 laipsnių šilumos. Ir tokios vietovės vadinamos oazėmis, tai nedidelės teritorijos, kur yra palyginti geros sąlygos augalams, tokiams kaip samanos augti ir kitai augalijai, kuri prisitaikiusi prie atšiaurių sąlygų. Iš gyvūnijos reikia išskirti pingvinus. Tai yra gyvūnų rūšis, kuri gyvena tik vienam žemyne, Antarktidai. Ir taip pat yra daug žuvų, kurie plaukia aplink Antarktiką ir jie pasitaikė gyventi šaltame vandenyje dėl jų kraune esančio antifrizo. Ir kiti gyvūnai, kurie turi plunksnas arba storą riebų odos sluoksnį. Tačiau reikia pažymėti, kad Antarktikoje praktiškai nėra gyvūnų, kurie gyventų tik tai žemyne, tik tai sausumoje. Jie arba migruoja, arba gyvena vandenyje. Svarbus dalykas tai, kad Antarktidą dengia ledynas ir jis yra apie 2000 metrų storio ir kai kuriuose vietose siekia 4,5 kilometrų. Tai reikia įsivaizduoti, kad tai yra ledo gabalas, kuris stūkso apie 4,5 kilometrų virš žemės. Ir kai ateina vasara, didžiuliai ledo luitai atskyla nuo ledyno ir pradeda plūduriuoti aplink Antarktiką vandenynuose ir jie taip pat vadinami ledkalniais ir jie yra gan didelis pavojus laivybai, nes susidūrimo atveju laivas gali turėti labai didelių nemalonumų. Taip pat reikia pažymėti, kad aukščiausia vieta yra Vinsono masyvas virš 5 kilometrų. Taip pat
Taip pat Antarktikoje jie skiria kalnai, tarp antarktiniai kalnai. Taip pat reikia paminėti, kad Antarktida buvo. Taip pat reikia paminėti, kad Antarktida yra labai įvairių stočių, iš įvairių stočių, įvairių šalių. Ten, kaip žinom, Skotas ir Amundsenas atrado, pirmieji pasiekė pietų ašigalį, bet tai yra atskira istorija. Pakalbėsiu apie tą istoriją kitose video siužetuose. Tikiuosi tai buvo naudinga. Iki kitų susitikimų. Ate.